Ir sveiki visi, su jumis vėl aš CSNEDXXX ir šiandien žaisime CSGO, žaisime Arms Race'ą ir tuoj viską papasakosiu, kas čia atsitiko, kodėl aš čia žaidžiu tą CSGO ir taip toliau. Tai dabar papasakosiu, ką aš čia iš viso žaidžiu. Žaidžiu Lake Map'e Arms Demolition mode. Tai yra, tiksliau ne Arms Demolition, o Arms mode. Tai yra, kad čia keičiasi vis ginklai. Kai padarai 2 kilus, pasikeičia ginklas, tai keičiasi ginklai, kol gauni gold knife'ą, nuknaifini ką nors ir viskas, ir tavo komanda laimi. Paprastos taisyklės. Ir dabar, kodėl aš žaidžiu šitą žaidimą? Tai pirmas dalykas, nes labai daug kas manęs šitą žaidimą prašė žaisti. Antras dalykas, tai yra kaip dovana už tai, kad nedariau tiek ilgai video, tai buvo atostogos, kalėdinio video nepadariau ir taip toliau. Tai kodėl to nepadariau, tai dėl 2 priežasčių ir jos labai susijusios. Pirma priežastis mikrofonas, antra priežastis filmavimo programa. Tai jo. Su banditėm nenorėjau filmuoti, kažkaip ten 10 minučių leidžia, tai prastai. Tai kažkodėl, tai dabar kaip aš susitaisiau, šita programa, per kurią filmuoju, tai tiesiog atsitaisė pati. Ir tas buvo su to mikrofonu, net nežinau. Tai perkeičiau į kitą vietą, į kitą kištuvą, nežinau kaip pavadinti. Tai kągi, ką čia dar pasakyti, tai jo, kol kas jau seniai nebefilmavau, jau užmiršau šiek tiek, bet nieko, tai prisiminsiu. Sesą iš tikrųjų gavau prieš 3 dienas, man atrodo, tiksliai pasakius. Tai nėra labai taip jau ir ilgai, aš čia žaidžiu vienas čia. Per kalėdas gavau vieną žodžiu. Negavau, o nusipirkau pinigus. Pigiausiai buvo dabar, kai mačiau per Steamą, už 9 eurus vos pardavinėjo CS. Nežinau, ten dar kalėdinė akcija buvo, tai dar šiek tiek papigino. Ir čia šaudas pikas. Ir be to, dar nepasakiau, kad pirmą raundą aš visada žaidžiu su botais. Ir turbūt visada žaisiu. Ir, tai yra patį pirmą raundą, kai pradėsiu žaisti tą būtent visą versiją. Ne versiją, versiją, kaip ir. Tai kągi, tai jo. Jau seniai mes pradėjom, jau 11 levelį esam. Turim miniganą kol kas. Dabar jau jo neturėsim turbūt. Su botais tikrai gan lengva. Tai yra, jie žudo mane ir taip toliau. Bet pasižiūrėkite, jų lygis ir mano viršuje yra lentelė tokia. Jau norėjau parodyti, bet prisiminiau, kad aš neturiu facecam'o. Ir šitas CS'as dar yra dėl to, kad kalėdinio video nepadariau, dėl to, kad, taip ilgai šiaip video nepadariau ir, jo, supratai. Diglą dabar davė mums. CS'us ankstesnius žaidžiau kelius kartus, ne ankstesnius, o ankstesnį, nes vieną žaidžiau Nexon Zombies, nedaug susilaukė peržiūrų, šitas turbūt daugiau susilauks. Ir jo, tikėkimės, kad dar daug šitų video padarysiu iš šito CS'o, gali būt, kad net kalėjimą kokį padarysiu vieną. Žinoma, nesusitaręs, ne filmą, bet tą kalėjimą, kur šitą. Nes jau radau lietuvių serverį, jau viskas čia gerai. To CSGO. Jau net ne vieną lietuvių serverį radau 2, bet kalėjimo vieną. Ir vos nenuždžiaujo.
Ir paskutinis ginklas liko prieš peilį, tai labai trumpas raundas, 5 minučių. Ir su juo tikrai man teks pavargti su šito ginklu. O, pagaliau nežinau. Ir kągi, paskutinis peilis. Su juo reikia nuknaifinti, ką labai sunku padaryti šitam raunde. Jau ir su šautuvu paprastu sunku pastovėti. Dar čia peilis tas. Ir jo, nužydėm. Kągi, gal ką nors dar pažaisiu, nes kažkaip tai labai jau per trumpai. Tai jo, tai palaukit čia šiek tiek. Žinoma, dabar nežaisiu to pačio, eidam į kokį nors kitą čia mapą ir offline, žaisim kokį nors safe house. Gerai. Čia, sorry, teks palaukti. Tai kągi, norėčiau dar pasakyti apie naujųjų metų video, tai gali būt, kad tas kalėdinis video nusikelia į naujųjų metų. Ir 3 valandas koties prieš naujuosius būsiu, nu ne prieš naujuosius, o pusvalandį iki naujųjų kažkur būsiu, žaisiu gal su jumis, nu tiksliau ne su jumis, bet jūs galėsite pažiūrėti, o gal ir su jumis netgi, nežinau. Tai kągi, dar pažaisim šitą, kad taip seniai video nedariau, tai 5 minučių video būtų nekoks. Galim žaisti šitą, bent jau pažaisim. Jeigu 5 minutėm, tai galėjau aš ir su banditiam filmuoti. Ir iš karto ginklas, taip, su botais gan lieva žaisti, bet sorry, taip negalėjau. Tai yra galėjau žaisti, bet aš sakau, visada žaidžiu su tais ir sakysiu ir sakau ir vien žodžiu. Manau, kad jau kitam raunde žaisiu serverį kalėjimo. Jeigu leis filmuoti, jeigu neleis filmuoti, tai ar čia filmuosiu. Jo, ir čia su tais pačiais pirmais ginklais šaudė. Aš kol kas 3 lygiai, kiti po 1 lygį turi, kiti iš viso dar neužsikėlė lygio. Nužudžiau šitos du. Šitą gal uždarysim duris šitas. Labas. Far Cry'aus video dar bus, ką galiu pasakyti. Minecraft'o video abejoju ar dar bus. Tai yra, jie bus, bet ne tame map'e turbūt, nes ten kažkaip tai jau aš viską ten padariau kaip ir per greitai žinoma, bet jau pasistačiau tą fermą, namus, nu vien žodžiu. Tai ką, dabar žaisim ant naujos versijos, ten atsirado visokie šamanai ir taip toliau. Tai ant tos versijos turėtų būti įdomiau, dar be to nesistatysiu tą namų ir keliausiu visą gyvenimą po tą pasaulį. Ir vėl nušovė. Čia nekreipkit dėmesio, čia nėra tas tikras, tai yra čia tikras, sakau, bet čia nėra tas tikras dedustas ar kažkas panašaus į tai. Tai yra tiesiog kaip ir toks arms reis toksai. Tai yra, kad čia gali mirti, bet tiek kartų ir tau nenuims nei ginklo nieko. Tai kas labai gerai. Ir kol kas aš esu pats stipriausias iš visų. Turbūt prieš botus būčiau visada stipriausias. Hey, way to go. Nice shot. Yes, nice shot. Ir man atrodo, kad aš paspaudžiau dabar, kad jis būtų. Tai jo, biški prastai. Ar ne easy, ar spaudžiau hardas. Nepamenu, bet dažniausiai ant hardo žaidžia, tai jeigu easy paspaudžiau, tai nieko gero. Kažką pradėjau dominuoti.
kažkaip labai greitai virtų šitą dabar lietuvinant gal per daug susikaupęs kalbėjimą. Nors manau, kad ne kažką kalbu. Tai yra per daug susikaupęs ir žaidimą ir kalbėjimą ir būna labai blogai tada, nors neblogai, bet tiesiog kažkaip tai nesusikaupi į vieną, o darai iš karto dalykus. Ir vėl miniganą turim. Ir jau matosi peilis, matote, čia yra ta lentelė dešiniai pusėje pačioj. Ir po to prasidės jau šautuvai. Revolveris, kas nauja atsirado per CSGO, ko nėra nei per CS16, nei tą Nexon Zombies, kur aš žaidžiu. O gal ir yra revolveris Nexon Zombies? Nežinau. Kitas mapas, tiksliau, šitas Counter-Strike'as bus su botais, tai yra bus kalėjimas ir po to dar turbūt su botais darysiu kokį dedas ar kokį nors paprastą mapą, nes žinote, čia toksai kažkas mane dominėtino, nesupratau, palaukit, Harvey, reikia surasti Harvey. Čia Ryanas, va, ten Harvey viskas. Ir jo, achievemento nebuvau gavęs, kai dominėtino mane, kad atsirevanšuoti, nes manęs dar nebuvo dominėtina, turbūt. Tai ką, ne. Galim šitą nužudysim dabar. Žinau, kad prastai žaidžiu, nes aš tik prieš kelias dienas tik jau pradėjau žaisti, tai jo. Ne kažką. Gerai, pagaliau revolverį gavau. Viskas nušoviau. Ir liko pas mane vėl knifas. Ir pabaigsim video turbūt, kai su šito gold knife nuknaifinsiu kokį nors žmogų. Tai jau kažkur šotganą turi. O 7 lygio jau 2. Reikia šiek tiek čia patenkinti. Ir nepavyko. Ir vėl nenužudžiau, nespėjau nužudyti žmogaus. Jo, šitą raundą mane kažkaip sekasi. Čia reikia taip padaryti. Ką, jau užmušė visus šitą. O čia kažkas tai buvo. Nors ne, čia nėra. Šitas gan ilgai prasitęs knaifinis. Tikrai gan sunkus dalykas. O! Neprasitęs ilgai ir gavau achievementą kažkokį. Tai kągi, turbūt šituo ir baigsime. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo aš, CS:NetXXX. Laikinkit, prenumeruokit, komentuokit ir sėkmės.